Sveiki, sveiki atvykę į mano antrą vlogą. Šiandien, kaip ir sakau, būsim Lenkijai, žiūrėsim Lenkijos kraštą. Važiuosim į Vilko Irštvą, ten kažkas buvo su Hitleriu susiję. Man labai patinka tokia istorija, tai tipo, aš noriu pažiūrėti, kas ten gero bus. Tai dabar aš einu greitai pavalgyti ir tada mes keliausim. Okay, tai dabar mes atvažiavome į Vilko Irštvą. Tai pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodys ir aišku, aš jums viską parodysiu. Tai va. Jūs tik pažiūrėkit, kai ginklai. Aiso. Žiaurekas. Šitie ledai, žinok, tokie skanūs. Mes nusipirkom iš Lenkijos parduotuvės. Šitie ledai koks skanūs. Jie yra su kava, aišku, bet tipo, kas yra, kad didelis puodas ir pripildyta ledais. Čia pats geriausias dalykas. Tiesiog, aš iš ko pamačiau, imu. Dabar mes važiuojam iki namų, nes mes buvom Vilko toj. Tenai buvom. Vilko Irštvoje. Ir po namų mes planuojam arba eit maudytis pirmą, arba eit pavalgyti. Maudytis ir tada valgyti. Nu, pažiūrėsim. Tai va. Ką, dabar varysimės maudytis į ežerą. Realiai labai bus gražus. Labai gražus oras, žinok, yra. Labai gražus ten yra ežeras, aš jums aišku parodysiu. Visi pažiūrėkit, koks šitas geras ežeras. Aš negaliu padėti. Karočią, šitas vanduo yra toks pasakiškas, jis toks šiltas, žinokit, buvo, aš negaliu patikėti. Aš maudausi ir tiesiog, wow. Pirmas įėjimas buvo šaltas, nes bele kaip buvo šalta. Bet kai tu pagaliau įpranti, žinokit, bele koks šiltas vanduo, žinokit, oh my god. Ir aš sakau, žiūrėkit, koks ežeras gražus. Visi pažiūrėkit, koks ežeras gražus. Ir čia irgi yra visi tie laivai, žinokit, nes gali su jais plukdytis, mes irgi šiandien planuojam, bet mes to nežinom. Arba mes šiandien varysim į bokštus apžvalgos, nes mes jų dar nebuvom, arba mes varysime laivą įsinuomot. Tai va, mes pasižiūrėsim, kas mums yra geriausia. Bet sakau, šitas, kur aš dabar buvau, ežeras, pats nuostabiausias man patiko, jis bėlė koks šiltas. Kai išsipratė, neaišku, kai išsipranti. Nu, supratot. Ok, bet mes dabar kol neapsisprendėm, kur mes varysim, ar su laivais, ar į televizijos, į tą apžvalgos bokštą, tai mes dabar nueisim pavalgyti, aišku, nes mes norim, tada žiūrėsim. Aišku, aš jums viską rodysiu. Ok, tai dabar ką tik persirengiau, dabar mes varysim į kavinę pavalgyti, mes galvom, kad varysim su laivais, bet nevarysim. Bet aš daugiau nežinau, ką mes darysim, aš tiesiog dabar žinau, ką mes eisim į kavinę. Tai dabar aš noriu parodyti savo outfitą, kokią esu apsirengusi. Toksai outfitas. Tokie šortai. Ir toksai. Tai mes kaip ir daugiau nežinom, ką darysim. Bet maistą aš jums vakar neparodžiau, aš labai atsiprašau. Žinot, jo. Bet buvo labai skanus maistas, ten aš valgiau burgerį. Belė, kaip
Toks buvo skanus. Aš vakar pamiršau, nu, atsiprašau labai. Bet šiandien nebepamiršiu. Tikėkimės. Tai va. O jeigu kažkas pasikeis, kažkokie planai, aš aišku jumis perspėsiu. Jūs tik pažiūrėkit, kaip atrodo mūsų kavinė. O šitaip. Tiesiog šitaip. Okay, tai aš dabar pasiėmiau chicken nuggetsų su bulvytėm ir tokį gėrimą. Čia yra toksai gėrimukas, realiai jis skanus biura, koks žinutėlė, kaip žinokit, yra. Jau paragavimam. Very fun. Merkis gražu. Labai žinau. Skanu? Kas? Sako, tu labai graži mamai. Man labai patinka, kad maistas yra naminis, o nežinau, kad tipo pašildytas. Naminis labai skanus. Labai. Čia nešildytas. Pamalonina širdį mane. Sakau, naminis, nam. Jonė, aš prie tais pasis... Kaip aš skaniai pavalgiau, žinokit. Aš tokio... Ai, savo. Labai skanu buvo. Aš kažkur čia nusimatau. Kelias, va. Tai va. Ir šiandien mes planuojam varyti į apžvalgos ratą. Planuojam. Tai kas yra, kad užsidarė. Jo. Bet yra gera naujiena. Nu, man... Tipo, yra geras dalykas tas, kad mes varysim pasivaikščioti tiesiog po miestelį, pasižiūrėti, kas čia gero yra. Tai va, aš jums rodysiu. Tipo, man nėra ko slėpti. Tai žiūrėkit, kai čia viskas atrodo gražiai. Tai pasižiūrėkit. Šias labai gražus namelis, pasižiūrėkit, kaip visas dizainas. Tai pažiūrėkit, kaip gerai atrodo saulėlydis. Tiesiog, wow. O čia ta kita gatvė taip atrodo. Žiūrėkit, kaip atrodo. Čia tas restoranas, kuriam valgėm vakar. Aš sakau, ten labai skanus burgeriai buvo, žinokit. Tai sakau, wow, norisi dabar netgi. Kai gerai atrodo. Gal Lenkijai kaip ir nedarbas ir sezonas skiriasi. Nu ką, žinau, lova, tai kaip lova, žinau, tipo, pusę. Nu kas čia per nesąmonė? Nenorėčiau užsidėt ką. Tipo, nu ne. Ok, tai aš esu šiauriai pavargus iš tų visų vaikščiojimų. Mes belgiam vaikščiojom. Ir kas yra, kad mes rytoj paliekam šitos namus ir važiuojam prie jūros gyventi 2 dienas. Ačiū, kad buvo, aš čia noriu jums padėkoti, kad noriu pasakyti ačiū, kad buvote. Ačiū, kad buvote su manim per antrą vlogą, kad žiūrėjot mano antrą vlogą, aišku. Ir jo, o rytoj keliausim. Tai ir aišku, dar palinkėkit, kad čia pamiegočiau normaliai antrą naktį vėl. Ne, nu, realiai patogu. Nu, tipo, nėra blogai, man tai gal reikia spėti, bet ne šiandien. Tiesiog patyčias manęs. Labai fainiai čia buvo. Aš tikrai sakau, čia belia kaip fainiai. Čia ir jų, kaip gražiai atrodo, aš jūs manęs pavyzdys, belia kaip gražiai viskas atrodo čia. Tiesiog. Tai ja, tai dar kartą padėkosiu, kad ačiū, kad žiūrėjote. Ir jo, iki kas.